Sveiki, visi su jumis kanalas Nuskimba ir šiandien atvažiavau paspiningauti, čia pat kaip ir praeitas video buvo. Buvau dar nesenai čia atvažiavęs, tai irgi vieną lydekaitę sugavau, šiandien bandysim pagauti didelį lydeką. Naktį buvo -4 laipsniai, mano nuosavo prūdą jau ledas susidėjo plonas. Tai pagaudysiu su štai tokiu spiningėliu, nuo 2 iki 8 gramų, kaip ir ultralaitas. Bandysiu vobleriukus, sukrytės, gal gumų pabandysiu. Na ir manau pradėsiu nuo sukrės ir bandom kažką sugauti. Nu ką, jungiau kamerą ir pirmas metimas. Pradėsiu nuo ten daryti. Na žodžiu, pradėjom vaikščioti po visą prūdą, tiesiog spiningaudami. Na, prūdas iš tikrųjų nėra mažas, jisai tiesiog labai ilgas, kad ir nėra labai platus. Tai mes tiesiog pradėjom eiti krantine ir mėtydavom kiekvienam prieime. Na ir palei aną krantą buvo tiesiog toks medis palinkęs į vandenį, jo šakos buvo vandenį. Aš pamečiau po tom šakom grinai, padariau porą patempimų ir iš karto gavau labai gražų smūgį. Didelės lydekos, apie 60-70 cm. Tas kibimas buvo ant balistos ir daugiau visa žuvis šios dienos ir sugavau ant balistos. Bandžiau ir sukrės dėti, bandžiau dėti ir vobleriukus, na bet stebėkit, kas vyko toliau. Žodžiu, sugavau nedidelį lydeką, tik išjungiau kamerą, atėjom į kitą vietą ir ant balistos, tokia nedidutė visai. Ant prikolo reiktų pamatuoti, manau. Ir jau 4 lydeka štai šiame prūde, visai neblogas prūdas lydeko atžvilgiu. Tuoj pasiimsiu metrą. Kur aš jį įkišau? Va. Nu, spėjimai. 30. Kaip tu manai? Nežinau, gal 28 arba 20. Gerai, ramiai. Nieko mes to blogo nedarysim. Atsikabino labai lengvai, nosytę biškį kablysi buvo įvairus. Biškį pasifilmuoti. Oh, shoot. 36. Nice. Nu, panašiai. Realiai. Uodegas kraštelį 36. Nu, visai neblogai. 36 tomui lydekaitė mažytė. O pagauka to ant štai tokios balistos žalios, ant kurios ir pirmą turėjau kitimą. Ai, bet to gal nuotrauką galiu dar greitai sudaryti. Mažytė lydekaitė. Jo. Nu, čia tokia graži vieta, ne bangų nėra nieko. Jo, toj parodysiu po tokią vietą. Tik atėjom į naują vietą, iš kokio 3 metimo čia pagavau. Dažnai aš ir reikia. Nu, va, nešam paleist. Nes pradėgi, nešu paleist atgal. Jo. Gal palauk. Žodžiu, bandom dar kažką sugauti. Na štai šitoj vietoj sugavau lydeką. Čia labai ramu, nėra jokių bangų. Palauk, tuoj padarysiu tuoj metimą ir pakalbėsiu. Tai žodžiu, pagavau ant balistos, balista berods 7 comų, pravedimas labai buvo paprastas. Pamečiau, pasiekiau dugną, 1-2 padariau tokį patempimą, palaukiau, vėl dugnas, vėl 1-2. Vėl patempimų, toksai palaukimas. Na ir paėmė lydekaitę gan greitai. Tik nesupratau net realiai, ar žuvis ten ar kas, nes paėmė ir iš karto. Sustoja, tai vietoj dar stovėjo iš pradžių. Ja, tai turim vieną lydeką, viskas gerai. Bandom dar vieną sugauti. Na štai, įkurtau dar vieną.
vėl tokia nedidelė lydekaitė. Nuspėju 20 bus. Žiūrėsim. 25 maksimaliai. Matėm nesveikai didelį būrį. Na, aišku, čia rodo kelis simbolius, bet viena ta žuvis gali simbolizuoti ir daugiau ešerių. Greičiausiai, kad ten buvo galvojami ešeriai, bet pamečiau tą vietą ir iškart lydeka. Ten tiesiog lydeka medžioja. Jo. Va, bandu kamerą aš apkabinsiu. Aš geras atskubau. O, my gosh. Nu, va, 2 lydekas. Užta, guma balda šiandien. O kaip man dabar ją atgauti reiks? O, my gosh, gal repės? Gerai. Gumą dabar iš šono ištrauksiu. O gumos tai žinokit nebeištrauksiu. Ne, nutrūksiu čiūriuk. Jo, nutrūko. Nu gaila, bet geroji guma nutrūko. Lydekas nasruose pasiliks. Jo, dar ant prikolo galim irgi pamatuoti šitą. Nu nebėg, jau pabėga, jau turėsi ką pavalgyti. Eko guma čia tikiuosi yra. Jo, eko guma, valgoma. Kokiu būdu 32 comai, tikrai galvojau nebūtų 20. Bet 32 centimetrai. Neblogai, šaudyklė. Galim paleisti šitą dalykę. Vėl grinai parodė pro save ir iš karto. Jo. Na ir paleidžiam. Bėk mažytė. Užaugsi didelę, tada pagausim. Bet iš tikrųjų šitą tu gerai spaudė. Aš galvojau gera bus. Nu va, bandom pagauti dar vieną ir bandysiu ant kadro, bet žiauriai sudėtingai, nes kibimui maždaug kas pusvalandžio filmuot labai nenoriu, nu bet va, vieną kitą žuvį nufilmuoti. Na ir šis video atėjo į pabaigą, tikiuosi jums jis patiko, jeigu patiko spauskite laikus, prenumeruokit mano kanalą, kad nepraleisimėt naujų video ir sekantis video greičiausiai bus ešerių žūklė spinningu, tai jeigu užsiprenumeruokit, kad nepraleistumėt jo. Na, o su jumis buvo kanalas Nuskimba, palaikinkit šį video, pasubscribinkit mano kanalą, na ir sakau iki kitos žvejybos, iki.